Malonu, kad susirinkot ir iš karto pradedu apie žaidimą, klausimai bus pabaigoj. Tai vad mūsų konfirmas, tas logotipas būtų štai toks, štai tokia eglutė. Vienu žodžiu, geltonas spalvos, istoriją gausit popierinio varianto. Skaitot istoriją, ten bus parašyta, kad ieškom logotipo. Kažkur pasakyta, kad statom mašiną ir ieškom logotipo. Reiškiasi, mes pagal nurodymus bėgam, ieškom pastato. Visur bus pastatas. Ieškom... Tikra eglutė netinka? Ne, tikra eglutė ne logotipas. Blemba suprato. Ieškom pastato, ieškom šito ženklo. Jeigu randam pastato, o nerandam šito ženklo, tai ko gero jūs visai ne ten. Tai va, atradę ženklą, kai kur yra rodiklės. Prie tos eglutės nupieštos, į kurią pusę eiti. Tai iš karto pasakau, kad rodiklė į viršų, tai ne ant stogo, į vidų. Nes praeitą kartą kažkas bandė laipioti ant stogų ieškoti atsakymų, tai dabar iš karto pasakau, kad į viršų, tai į vidų arba tolyn. Kalnas, pakalnė, vingis, už vingio vėl posūkis ir taip toliau. Tai mes tokią sistemėlę šiam žaidime įdieksim, kad jūsų greitis minus leistinas greitis yra baudos minutės. Jeigu jūs važiuojat 120, o leistinas greitis yra 90, tai jūs gaunat 30 baudos minučių. Aš kur žinosiu, kas čia fiksuos? Organizatorių daug važinės ir paskos ir nenustebkite, jeigu pamatysite mašiną. Organizatorių paskui jūsų važinės. Skirtinis brožas švyturėliai mėlynai raudoni. Bonusai komandom. Kas tie bonusai? Bonusai tai ekstra taškai. Ar girdit dar vienas? Pasakykit visiems komandos nariam, kad bonusai prasideda raidėm ne JAV, o BNS. Tenka vienas? Viskas? Vienas. Sporto priemonė, Audi 100 kitaip, slidė. O toliau ne čia rašai. Garsiai šnekam. Kartas kalėdų, senelį. Laimingo kelio, atsargiai. Labai džiaugiamės, kad susirinko net 9 komandos. Paskutinę minutę išvardinom visiems, kokie yra šio žaidimo niuansai, visą supratimą. Tikimės, kad patiks, tikimės, kad sveiki grįš. Ir visiems linkim sėkmės, ką čia daugiau pridurti. Kada kitą kartą organizuosite tokias varžybas? Kitą kartą planuojam jau, ko gero, mes kaip organizatoriai su draugė tik tais pavasarį ir planuojam 2 etapų, tai yra su pietumis per vidurį, kad visi žmonės galėtų tarpusavį pabendrauti, pasišnekėti, paspręsti problemas, kurios yra mūsų bendruomenė ir tikimės, kad dalyvių su kiekvienu kartu vis daugės. Ačiū.